Sveiki draugai, su jumis Haroldas, Krypto mokymų centras. Šiandieną šeštadienis, gegužės 3 diena ir darome dienos analizę. Taip, tai marketas grįžo atgal, įsijungsiu gal clean chartą, čia šitą vėliau parodysiu. Jo. Turėjom breakoutą, kada mes čia turėjom breakoutą ketvirtadienį. Turėjom breakoutą, penktadienį kaip ir pušino toliau, čia clear double topas, šito vietoj šiaip jau pats ryte. Net ne ryte, kada čia vakar kažkaip jau šitą, kai mačiau, obvious double topas, tai marketas nesugebėjo prasipušinti, grįžo atgal, kol kas kaip ir dar viskas ok. Tai retestas tiesiog praeito breakout levelio, papušino, retestino, gal vėl papušins. Sakiau jau ne vienam video, man ras porą video išėlės, sakiau, kad gal ir kils aukščiau tą kainą, bet tikrai nebus toks clean trendas kaip čia. Ir jeigu ir kils, tikrai bus choppy ir nebus čia easy money. Ir ką norėjau parodyti, kad tai labai puikiai, ir dingo čia mano viskas. Eina gal grąžinti atgal, neina. Gerai. Greit pasibražysim, tai puikiai labai matosi ant mano trend following strategijos, tai čia yra grinai trend following strategija ir jinai man duoda geriausius gainsus, tik tai tokiuose trenduose, labai stipriuose, kurie būna labai retai. Ir po tokios tokie du iš eilės stiprus trendai tikrai nebūna. Tai greitai parodysiu. Pirmas entris buvo čia į šitą trendą. Ne čia. Čia į stop lossinu. Reiškia čia. Pirmas entris buvo čia. Ir davė čia man trimmer winerį. Exitas čia. Tai matom stiprus labai trendas. Trimmer wineris. Aišku, iki to čia buvo porą losų, bet nesmė. Esmė parodyti jums, kaip pagal strategijas galima suprasti kokią marketo kondiciją, tai kai mes turim stiprų trendą, mano trend following strategijos man turėtų duoti didelį gerą pliusą, tai čia vėl aišku turėjom porą losų, kadangi čia tokia strategija, kuri longina visiškai visus breakoutus. Ir čia būna koks 10-15 losų išėlės, po to buff trim pammer wineris. Ir visi tie losai pasidengia, tai čia tokia ir strategija, entris dabar į šitą trendą buvo čia, exitas buvo čia, ir matom, kad šitas trendas man davė tik tais 2R, kai šitas davė 30, tai kaip ir sakiau, kad gal ir kilsim, bet bus choppy ir gerų gainsų čia šitas trendas tikrai neduos. Aukštesnis time frame'as, kur sustojom? Nebuvo pasiektas šitas liquidity. Sakiau, kad šita zona, nuo šito liquidity iki šito liquidity plus 100k, turėtų marketas papušinti iki čia. Ir jau nuo čia tikėčiausi kažkokio rimtesnio reversalo. Tai žiūrėsim, ar tai tiesiog taip ir pušins, choppy, ir kažkaip taip, čia bus iš naujo gal. Kaip ir judės į viršų, bet choppy, boom, spaikas, gal išgrebins tą liquidity, po to subirės, arba choppy. Spaikas išgrebins liquidity, sugebės susisuportinti ir tada sugebės pušinti toliau. Kas būtų gan short term, aišku, būtų bullish jo, bet, nemanau, kad padarytume mes tada all time high breaką, nes čia palikti didžiuliai inefficiencies ir,
na, visiškai nepasistatytas joks base, tai tokiu atveju tikėčiausi, aišku, double topo ir grįžti atgal. Labiausiai bullish variantas long termui, aišku, būtų, na, čiopi, paėmam liquidity, subyram, pradedam birėti, visus čia užtrepinam, kažim taką longina, tikėdamasi tolimesnio continuationo ir kad judėsim iki all time high, visus čia užtrepinam, subyram, visus, kas metėsi altcoinus vėl, kad tikėjos, kad bullrunas back, visus vėl ištaškom, karočią. Jau čia šitoj vietoj jau altcoinai daro new lows, karočią, vėl bear marketas, vėl viskas baigėsi ir boom, BTC padaro higher low. Ir išlaiko šitą low ir padaro higher low ir čia pradeda smaukytis ir vis išlaiko tą low. Ir ateina ta fazė, apie kurią vakar video minėjau, kad turi ateiti ta fazė, kur nieks nevyksta, kur marketas myrės, tiesiog eina sideways, 2-3 mėnesius sideways ir visi vaikai dingsta iš marketo, eina veikti kažką kitką. Ir tada vat iš to, kai jau nieks nebetikės, kai jau atrodo, kad ir žopa, altcoinai į new lows, bet BTC visgi išlaikė savo low ir visgi dabar jau bildina kažkokį base, va tada tasai breakoutas jau bus rimtas breakoutas ir tikrai tada gali targetinti ir all time high ir breakai iš all time high. Kažkaip taip dabar įsivaizduoju visą situaciją. Na tikrai sakau, pušas taip tiesia linija, nu nebus bullish. Tai yra bus bullish short terme jo, bet tai tiesiog prives, manau, prie ilgesnio chop periodo. Altcoinai. Na, matome Solana kažkaip irgi kaip ir byra, ne, tai taip kaip yra dabar, tai yra failure to return patternas, ne, tai tiek ant daily, tiek ant 8H gal pažiūrėkim. Taip kaip dabar vat stovi šiuo momentu, tai mes turim high, mes turim low. High low, antras pušas grįžimas iki 0.75, jau užsiklausino žemiau 0.5, jau pradės taip trendint, na, vienas iš topping patternų, kur mes turim high, turim low. Ir tada turim antrą high iki 0.75 ir subyra, tai vadinasi failure to return. Vienas iš topping patternų ir taip kaip yra dabar, na, Solana ant tokio topping patterno, plus, na, žinant tai, kad BTC kaip ir irgi pullbackina ir neaišku, kas čia bus toliau, gali ir iš vis subirėti, net nepaėmęs to likvidyti. Kas būtų irgi long terme bullish, visgi manau, kad šitas low atlaikys, o viskas kas čia, tai čia long terme bullish ir tiesiog daugiau laiko užsipirkti geresniam kainom ir išflušinti vėl visus normius. Ethereum atrodo geriau negu Solana, ant Ethereum kol kas aš topping patterno kaip ir nematau. Vėlgi, ar tai gerai, kad jeigu visas marketas bėrė, Ethereum pradės pumpuoti, ar tai gerai? Na, galit pasibacktestinti, kai Ethereum pumpuoja vienas, tai visas marketas sukrenta, karočią. Čia šitą galit pasibacktestinti patys. Kiek valandų turim. Na, šiandien trumpesnį video pasidarysim, visgi savaitgalį, šeštadienis, nelabai kas vyksta. Rytoj tikėčiausi kažkokio rimtesnio judesio, tai turim, kur mūsų tas, na, net nėra pastatytas dar savaitgalinis high realiai, nuo šeštadienio open iškart sukryto, na, turim labai tight range, tai reikia laukti rytojaus, pasistatyti kažkokį rimtesnį range, tada turėtume tą savaitgalinį range, tada jau esu minėjęs seną gerą traderių patarlę. Weekend moves are unreliable, Monday moves are crappy. Tai realiai savaitgaliniai tie highs ir lows yra unreliable, na, nepatikimi. Tada pirmadieninis pumpas, kurį jis išims,
Na, čia teoriškai gali būti bet kurią pusę, bet tiesiog teoriškai išims šitą high ir pradės čia pušinti ir pirmadienis ir trepas, tai visus čia užtrepins ir antradienį, trečiadienį subirės atgal. Na, taip ir atrodytų, ne ta mano teorija, kad tipo judėsim be čiopi. Jo, visai kažkaip taip ir atrodytų. Kur sekmadienį biški paplatinam tą range'ą, padarom kažkokį tai high, tada pirmadienį tą high išėmam, pradedam pumpinti, užtrepinam visus normius, pasiekėm 100k, paėmam tą likvidity, na ir tada pradedam birėti. Pradedam birėti. Jo, kažkaip taip viską šitą matau kol kas, kaip čia viskas dėliojasi. Lauksim pirmadienio. Lauksim kitos savaitės, kaip atrodo vykli žvakė. Norėčiau pažiūrėti. Na, vykli žvakė turi vyką vėlgi. Jau kelintą video kartoju. Gal ir turim mes čia šiokį tokį vyką, iš kur jisai atsirado. Gal aš ant kito čarto žiūrėjau. Na, jeigu labai prisizūminti, turime vyką. Tai sakiau šiaip, kad na, 8 dienų, na jo, jeigu taip žiūrint, tai jo nesimato, bet jeigu labai prisizūmint, nu, mikro yra. Gal užauga. Neaišku. Tai, na gerai. Kaip ir mikro tipo yra, bet šiaip nelabai yra, tai na... Sakiau, kad 3%, ne, kad bus toks labai mikro. Tai kaip ir sutapto, ne, dar 5 dienas kaip ir pagal laiką sutampa su tuo, ką aš čia braižiau ant lower time frame, ne, kad sekmadienį pasistatom kažkokį high, pirmadienį jį pramušam, paėmam likvidity, visus užtrepinam, tada antradienį, trečiadienį subyram, padarom vyką ir pagal laiką, pagal 5 dienas sutampa, sueina, ne, pagal time frame'us. Vykli, na, vykli nėra ką žiūrėti, rytoj klausas, pažiūrėsim atidžiau. Daugiau kaip ir viskas nice atrodo, nežinau. Na, nice tai yra, kad kaip ir... Na, nežinau, gal ir ne nice. Nežinau, kodėl panaudojau žodį nice. Tai kalbėjau irgi, man rods, vakar užvakar apie fair value gapus. Tai vienas gapas jau pradėtas pildytis. Na, visgi vis tiek skaitau šitą gapą. Gal net šitą gapą. Na jau jeigu užpildysim šitą gapą, tai čia jau visiškas mean reversionas, ne, tai tada išvis jau targetas laus. Visgi jeigu užpildysim šitą gapą, šitas gapas bus paliktas, tai dar kaip ir ok, dar kaip ir trending move'as. Na, jeigu užpildysim šitą gapą, na, visiškas mean reversionas ir tada tikėčiausi kažko tokio. Tai jo, apie gapus kažkurią video ar vakar ar užvakar pasakojau, kas ir kaip ir kodėl, kad tie gapai, na, gapai paliekami trending move'uose, mean reverting move'uose jau užpildomi, tai kol kas turim gapų. Tai, na, aišku, šitas gapas, kad užsipildo, tai čia viskas ok. Kaip ir sakiau, judėsim, galim judėti kažkaip taip. Jeigu pradės pildytis, na, šitas dar irgi būtų ok. Šitas, jeigu jau užpildytas, tai jau čia nekaip nebe trending move'as, čia visiškas pilnas mean reversionas. Na ir tada targetas arba nulaus ir geriausio atveju tiesiog čiopi dar. Čiopi. Kas, nu, sakau, long terme būtų bullish. Tai reikia to čiopi. Ilgo čiopi, kad normiai išprotėtų nuo to čiopi ir įsičiopintų ir sakytų, ne, bibidėjau, kryptos kemas, karočią. Reitų veikti kažką kitko ir tada išsibreikautina ir bus va toks breikautas baisus per porą dienų iki all time high, dar per porą dienų all time high breikas ir visi normiai gauna notification ant 100 PMK, kad reikia vėl šokti marketą ir tada ateis naujas topas. Na, čia 100 PMK tiesiog fictional skaičius, bet jo. Na, jau esu minėjęs irgi ne vienam video, kad
taip ir tikiu, kad dabar judės tas BTC ateinančius daug metų. Ilgas čiopi, visus užpyst, tada buf per 2 dienas 5%. Naujas topas, vėl čiopi, na aišku, tas čiopi gali būti ir taip, ne? Bet esmė, kad vėl čiopi, visus užpyst, kai visi normiai išeina, vėl buf per 2 dienas 5%. Ir pralaimi tie, kas neholdina spoto, kas išsičiopina, kas panikuoja, kas nesupranta, kaip viskas veikia, kas ateina į marketą ant all time high. Jo. Tai toks video šiandieną. Susitiksime rytoj. Beje, tie, kas žiūrit mūsų YouTube, tai nepamirškit like, subscribe ir ateikit į Telegramą daugiau info ir bahuriškiau.